Ką daryti pamačius skęstantį žmogų? Skendimas gali nutikti staiga ir netikėtai. Į bėdą patekęs žmogus gali taškytis ir mojuoti rankomis, bet ne visada tai atrodo kaip skendimas. Skęstantis gali bandyti plaukti, tačiau nepajudėti į priekį, bandyti išlaikyti galvą virš vandens ir išsižioti, kad įkvėptų oro, greitai judėti aukštyn, žemyn, panirti ir neišnirti po keleto sekundžių. Jei matote, kad žmogus vandenyje elgiasi keistai, panikuoja, imkitės veiksmų. Garsiai šaukite, atkreipkite aplinkinių dėmesį. Įvertinkite savo galimybės, nepulkite į vandenį, jei nesate tikri dėl savo saugumo. Kvieskite pagalbą telefonu 112. Nurodykite tikslę vietą. Skęstantis žmogus yra apimtas panikos ir streso, tad gali jūs traukti gilyn. Taip galite panirti po vandeniu, jei nebūsite atsargus. Meskite gelbėjimosi priemonę, gelbėjimosi liemenę, kamuolį ar kitą plūduriuojantį daiktą ir lėtai patraukite žmogų į saugią vietą. Jei to nepakanka, įvertinkite, ar jums saugu priplaukti su daiktu, už kurio jis galėtų užsikabinti, tačiau jį reikia paduoti be kontakto. Raminkite, palaikykite žmogų morališkai. Jei žmogus neteko sąmonės, atlikite dirbtinį kvėpavimą ir kvieskite greitąją pagalbą. Jei skendęs žmogus nuolat kosti ir atsikosti vandeniu, būtinai kvieskite medikus.